Pasižiūrėjau, mėly žmonės, į tą garsėją pasaulio lietuvių apygardą neturinčią apygardos rinkimų komisijos. Esminis skirtumas nuo balsavimo Lietuvoje yra tai, kad pirma, šitoje apygardoje, jeigu nori balsuoti mūsų pilietis, jis turi prieš rinkimus registruotis. Žodžiu, 1 milijonas ar 1,5 milijono išvykę mūsų žmonės, jie mechaniškai iš jų atimama balsavimo teisė. Tik tai, kaip pareiškia tą norą. Antras dalykas, kuo skiriasi balsavimas, apie 90% balsų užsienyje balsuojančių piliečių surenkami balsavimo paštu. Vokai plaukia prieš rinkimų dieną į balsavimo komisijas ir po to dar beveik savaitę galima siųsti ir skaičiuoti. Tai va dabar pasižiūrim, kaip šitas dalykas atrodė visų pirma Londone. Pirmas dalykas, tai visi šitie grįžę, jie privalo būti dėti į išorinius vokus ir užlipdyti. Ir vykstant komisijos posėdžiui, atidaroma, stebėtojai stebi, tam jų darbas yra ir išima vidinius vokus, ir taip toliau praeidinėja procedūras. Tai kai stebėtojai Londone atvyksta į ambasadą, jie mato ne atskirose specialiuose užanspauduose tuose urnose saugomus išorinius vokus, o jie mato šitą betvarkę, vidiniai vokai sudėti štai šitaip. Čia griežtos apskaitos dokumentai.